O apie emocijas ir racionalumą. Vyriška lytis, jinai tokia racionaliai yra, žinai. Dažnai vyrai bando visą laiką. Ne visada, bet daugumą atveju. Vyrai bando pamokyti, žinai, ateina moteris, pasakojasi, ką nors, jis visą laiką nori paaiškinti, pamokyti, duoti sprendimą iš karto. Kaip mes vyrai, žinai, tarpusavį vienas kitam sprendimus duoda, mums tai patinka, mums atrodo, kad ir moteris to patys laukia. Moteris emocingos, jos viską reaguoja su emocija, bet kokiu atveju, dauguma jų. Ane? Ir daug vyrų, aš bent jau kiek bendrauju su pažįstamais, jie šito nesupranta. Ir merginos kartais irgi sako, tai aš buvau pagalvojus, aš jam užuomeną daviau, jisai nesuprato. Kaip porom šitam dalykė sutar? Gal tu turi aiškių tokių patarimų arba situacijų, kurios yra banalios, bet labai dažnai pasitaikančios. Tarkim, viena iš jų. Moteris pastato vyrui grįžtančiam iš darbo maišą šiukšlių prie durų, jisai atsidarė duris, ėjo namo ir viskas. Ir jis sako, šiukšlius išmetė, vyras sako, kokios? Aš pastačiau, aš nemačiau. Kaip tu nematei? Ir panašiai, žinai. Taip, klasika. Kokios dar yra situacijos, kurios atrodytų klasika banalios, bet dėl jų vyksta šiaip labai daug konfliktų, kurie dažnai virsta į didelius dalykus. Bet tai, ką tu mini dabar, yra instinktyvūs skirtumai. Jie net nėra asmenybiniai skirtumai. Ir dėl to aš taip vis bandžiau stabdyti, kad ne visi vyrai, ne visos moteris, čia priklauso nuo to, kokiame instinkte esam. Nes gali būti ir moteris visiškai labai logiškai mąstyti, ir vyras lygiai taip pat labai emocingai gali reaguoti, jeigu jis bus rinkimo instinktuose. Čia yra priklauso nuo instinktyvių reakcijų. Ir mano, žinai, protui labai padėjo, ir aš matau, kad žmonėms padeda, kai jie suvokia priežastis to. Ir dažnai žmonės, sako, tai, ten, pavyzdžiui, vyras, neįmanoma suprasti moterų, jos ten mąsto nelogiškai. Tai jeigu tu vertini tik tai pagal tą nedidelę dalį informacijos, kurią tu turi, tai taip, nelogiškai, bet jeigu paimi platesnį kontekstą, viskas sustoja savo vietas. Paimkim situaciją apie logiką ir emocijas ir po to kelis pavyzdžius pasakysiu. Prieš 100 000 metų, kai mes gyvenom medžiotojų rinkėjų visuomeniai, tai buvo urviniai vyrai ir urvinės moteris, tai urviniai vyrai išeidavo į medžioklę ir kad ir kaip beskambėtų, atrodo, kad jie buvo fiziškai didesni, stipresni, tai dėl to jie eidavo į medžioklę, kad atrodo, kad jie galios pozicijoje buvo. Bet tais laikais, bent jau antropologai teigia, kad visuomenė buvo lygiai vertiškesnė nei yra dabar. Nes užduotis buvo paskirstomas ne pagal tai, kad aš stipresnis ir tu darysi, o pagal tai, kas ką geriau geba daryti, tiesiog elementariai. Ir kadangi stipresnis fiziškai didesnis eini medžiot, tavo gyvybė mažai verta, nes nieko tu nesupranti apie žolelės ir uogas, tai varyk medžiot, grįši, tai parneši. Ne? Ir jis išeina medžiot. Ir tam, kad urvinis vyras išeitų medžiot, jo pasirinkimas turėjo būti paremtas logika, o ne emocijomis. Nes tu įsivaizduok, emociškai palikti vaiką, palikti ar ten vaikus, palikti gentį, palikti šiltą guolį ir išeiti į nežinę, kur tu nežinai ar grįši, emociškai yra beprotiškai sudėtinga. Tu greičiausiai neisi. Liksi urve. Logiškai tu gali išeiti. Vaikam reikia valgyti, išeinu, parnešiu, negrįšiu, tai taip jau buvo sugalvota. Tuo tarpu likę žmonės rinkimų instinktuose, tai yra vaikai, urvinės moteris, jos ir jie eidavo rinkti uogų, rinkti gerybių, rinkti žolelių ir taip toliau. Ir jų išgyvenimas priklausė nuo to, ar jie yra grupėje ar ne. Iki šiol žinduoliams yra, kad stiprų žinduoliai, jie nepuola grupių, nes yra per pavojinga. Puola tik atskilusius po vieną. Ir kai tu esi grupėje, tavo išgyvenimas priklauso ne nuo logikos, o nuo emocinių kompetencijų. Ar tavęs neatstumia grupė? Tai yra, ar tu vis dar patinki grupiai? Ar vis dar tave vertina? Ar tu esi mėgstamas grupiai? Ir taip toliau. Ir jeigu tavęs pradeda nemėgti, tu turi gebėti patikti, kad tavęs nepaliktų vieno lauke. Supranti logiką? Ir tai išsivystė, ir visi šitie dalykai yra išlikę iki šių dienų ir jie pas mus užkoduotis, nežinau, ar smegenys, ar kur, čia jau ne mano kompetencijos, bet mes iš principo jos prilyginam gyvybės ir mirties klausimams. Ir dėl to gaunasi, kad rinkimų instinktuose esantis žmogus sprendimus priiminėja remdamasis emocijomis, nes tai buvo išgyvenimo klausimas. Medžioklės instinktuose esantis žmogus priiminėja logiką remdamasis, nes tai yra išgyvenimo klausimas. Ir jie tarpusavį negali susikalbėti natūraliai. Nes jiem istoriškai nereikėjo kalbėtis.
kai jie išeina medžioti, jiems nereikėjo kalbėti su tais, kurie yra olo ir atvirkščiai. Tai buvo ženkliai paprastesnis suskirstimas. Dabar viskas yra kiek kitaip, žinai, ir instinktai nėra pritaikyti 21 amžiui. Ir mes visiškai kitaip reaguojam. Ir vienas toks klasikinių, bet juokingų pavyzdžių, kur auditorijos tai visą laiką juokiasi, žinai, kadangi mes remiamės, būdami medžioklės instinktuose logiką, kaip tu sakai, vyrai, jie dažniau būna logikui. Tai vyrui pagirimas, kad tu pakankamai aprūpini šeimą, yra vienas laukiamiausių pagirimų, kokio jisai norėtų. Kad tu pakankamai aprūpini šeimą. Ir moteris ne visai, dažnu atveju vėl sakysiu, nes ne visas, bet sunkiai gali suvokti, kaip gali toks pagirimas, kad tu pakankamai aprūpini šeimą, būti labai viduje reikalingas. Kodėl? Todėl, kad jeigu tu pabandytum moterį, kuri pasipuošia į vakarėlį, pasakytų pakankamai gražiai atrodai, tai įsivaizduojant... Į vakarėlį eitumėt atskirai arba neišeitumėt. ir jau ten, ir čia yra instinktyvūs skirtumai. Čia nėra, ir čia sako, oi, tu neišauklėtas, čia yra instinktyvūs skirtumai. Kodėl? Todėl, kad jai reikia pasakyti, kad tu atrodai gražiausiai. Kodėl? Nes prieš 100 000 metų, vėl grįžkime atgal, rinkimo instinktuose esantis žmogus stengdavosi būti geriausias, gražiausias, nes jeigu reikės gelbės ne tą, kuris pakankamai gerai renka uogas. Kuris geriausias. Tas, kuris geriausiai. Jeigu gelbės, tai ne tą, kuris pakankamai gražiai atrodo, o tas, kuris gražiausiai atrodo. Ne tas, kuris pakankamai gera mama, o ta, kuri yra geriausia mama. Supranti logiką? Ir rinkimo instinktuose tu remiesi emocijomis. Ir tos emocijos turi geležinę logiką, kai mes suprantam kontekstą. O kodėl vyras tada negali priimti komplimento, kad tu esi geriausias vyras pasaulyje? Todėl, kad mes logiškai suprantam, kad tai yra melas. Nes jeigu sako, tu geriausiai aprūpini šeimą, rimtai, tai prasme, žinau žmonių, kurie daugiau už mane uždirba. Ženkliai daugiau už mane uždirba, kaip geriausiai. Aš negaliu priimti tokio komplimento, nes jis yra melas. Nes tai yra netiesa. Man užtenka komplimento, kad tu pakankamai aprūpini šeimą. Ir man tai yra, ir va čia yra skirtumas tarp logikos ir emocijų. Kaip tą suvokti, nes jeigu, tarkim, poroje taip yra, dažnai konfliktai vyksta dėl to, kad jie to negirdi, tai dabar džiaugiuosi, kad jie tai išgirs, nes šiaip tose situacijose, tokiuose buitinėse, tą dalyką reiktų analizuoti ir iš karto kartais... Bet to neįmanoma išanalizuoti, jeigu tu neturi informacijos, neturi konteksto, tai kaip tu išanalizuosi? Aš irgi nežinodavau. Ir aš daugeliu atveju instinktyvius konfliktus nurašydavau kaip labai didelius mūsų su Dovilės skirtumus. Kodėl svarbu atskirti instinktyvius skirtumus ir tuos, kurie jau yra sąmoningi? Todėl, kad instinktų mes, bent jau nežinau būdų pakeisti, mes negalim pakeisti. Ir, žinai, čia tik tai emocinės brandos klausimas. Mano vaikai, pavyzdžiui, atsikėlė ten iš ryto būna, sako, išjung saulę. Aš, žinai, suprantu jų norą, bet aš neišjungsiu saulės, nes tai yra nepakeičiama. Tai prasme, saulė patekėjo ir jinai nusileis vakare, kaip jau jai norisi, taip indaro, žinai, kaip jau sudėlioti tie gamtos dėsniai. Tai tas pats yra su mūsų instinktais. Tu gali norėti, gali nenorėti, jeigu žmogus yra alkanas, negėręs, vandens turiu omeny, ir pavargęs, jis bus piktas. Ir tu daryk, ką nori. Ir ten čia nepriklauso vyras ar moteris, jisai bus. Tai yra instinktai. Tas pats yra ir su tais medžioklės rinkimo, su tais skirtingas instinktų rinkiniais. Ir jos pažinti tiesiog reikia. Ir aš... Grįžtam prie to paties. Prie to paties. Turi santykius, reikia pradėti domėtis. Jeigu nori, kad santykiai įvystyti. Žiūrėk, pusė santykių išyra. Skyrybos. Išlikusių pusės didžioji dalis yra nelaimingi santykiai. Yra labai nedidelis procentas skaičiuojama iki 5% pavykusių santykių. Tai mes esam, žinai, tam žaidime, kur pavyksta 5%. Wow. Ir atrodo, tai kaip čia padaryti? Be pastangų rimtai, ta prasme, aš netyčia, man gausis... Loterija. Aš sąmoningai ieškau pavykusių porų. Tai yra porų, kuriam pavyko sukurti. Aš nesu matęs nei vienos poros, kuri nebūtų turėjusi santykių krizės arba kelių krizių. Nesu matęs. Aš esu matęs tokių, kurie turi tokius santykius, bet jie yra išgyvenę vieną arba kelias krizės, išsisprendę klausimus ir per tas krizės įgavę išminties ir gebantys spręsti. Ir dažniausiai krizės jos sukrėtė ir privertė domėtis. Tai tam, kad mes būtumėm pasiruošę krizę ir kad krizė neišardytų mūsų santykių,
kai mes pradedam kurti santykius, mums reikia surasti mums priimtiną būdą mokytis. Ir aš nesakau, kad ateikit ten į mokymus būtinai ten pas mane ar dar kažkur. Nu, suraskit savo priimtiną būdą. Tie priimtini būdai gali būti, vieni ten skaito knygas, kiti mėgsta kažkokius podcastus, kiti galbūt eina į ten bendras keliones, į kažkokius iššūkius ir kartu tokiu būdu sprendžiasi. Nu, kažkokiu būdu suraskit savo priimtiną būdą, kaip ugdyti savo emocinę brandą tame kelyje santykiuose ir kaip prieis krizės laikotarpis, nu, kad rastumėt, kur atsiremti ir išspręsti. Ir tada jau judėsim link tos brandžios meilės, apie kurią ir Ošo tikiuosi, kad apie ją rašė. Tai kiek čia reikia metų, kad patekti į tuos 5%? Nežinau. Į tuos, kurie išlaiko santykius. Sakau, kai kurie psichologai atėjo 20 plus metų, Aha. bet tai kaip graudu klausyk, jeigu taip yra.